Labą dieną. Šios pamokos tema – kvadratinių nelygybių algebrinis sprendimas. Šiandien mokysime spręsti kvadratinės nelygybės algebriškai. Pakartosime, kada dviejų dauginamųjų sandauga yra teigiama, kada neigiama ir kada lygi nuliui. Pakartosime, kaip kvadratinį trinarį išskaidyti dauginamaisiais. Kvadratinės nelygybės yra tokios nelygybės, kurias galime užrašyti štai tokiu būdu. Ax kvadratu plus bx plus c daugiau už 0 arba atitinkamai mažiau arba lygu, daugiau arba lygu. A nelygus 0. Mūsų tikslas yra rasti nelygybės sprendinius, tai yra rasti tokias x reikšmes, su kuriomis mūsų nelygybė virstų teisinga skaitinė nelygybė. Spręsdami kvadratinės nelygybės, kvadratinį trinarį išskaidysime dauginamaisiais, remdamiesi šią formulę. Dviejų dauginamųjų sandauga yra teigiama, kai abu dauginamieji yra vienodų ženklų. Tai galime užrašyti nelygybių sistemomis. Abu dauginamieji bus teigiami, arba abu dauginamieji bus neigiami. Dviejų dauginamųjų sandauga yra neigiama, kai abu dauginamieji yra skirtingų ženklų. Užrašom nelygybių sistemomis. Jeigu vienas dauginamasis yra teigiamas, tuomet kitas dauginamasis yra neigiamas. Šių sistemų sprendiniai ir yra mūsų duotos nelygybės sprendiniai. Išspręskime pirmąją kvadratinę nelygybę. Kvadratinį trinarį x kvadratu minus x minus 6 užrašykime kaip kvadratinę lygtį. Užsirašykime kvadratinės lygties koeficientus. Koeficientas a yra prie x kvadrato, tai yra a lygu 1. Koeficientas b yra prie x, minus vienetas. Ir koeficientas c yra laisvasis narys, tai yra minus 6. Apskaičiuokime diskriminantą. Pasinaudosime diskriminanto formulę, tai yra d lygu b kvadratu minus 4 kart a kart c. Vietoj b įstatome minus vienetą, minus 1 kvadratu, minus 4 kart a, vietoj a įstatome vienetą ir kart c, vietoj c įstatome minus 6. Minus 1 kvadratu, tai minus 1 kart minus 1 yra vienetas, minus 4 kart 1 kart minus 6 plus 24. Gavome, kad mūsų diskriminantas yra lygus 25. Kadangi diskriminantas yra teigiamas, turėsime du sprendinius. Sprendinius rasime pasinaudoję šiomis formulėmis. Pirmasis sprendinys yra lygus minus b minus šaknis iš diskriminanto ir vardiklyje 2 kart a. Įstatykime viską vėl į formulę. Minus b. B yra minus vienetas, imam priešingų ženklų, vadinasi vienetas. Minus šaknis iš diskriminanto, tai yra iš 25. Ir 2 kart a. A yra vienetas. Atliekame veiksmus. Vienetas, ištraukiam kvadratinę šaknį. 5. 1 minus 5 minus 4. Minus 4 daliname iš 2. Minus 2. Taigi pirmasis sprendinys lygus minus 2. Antrąjį sprendinį rasime pasinaudoję šią formulę. Minus b plus šaknis iš diskriminanto 2a. Vėl įstatykime viską į formulę. Minus b tai bus vienetas plus šaknis iš diskriminanto, tai yra iš 25 ir 2 kart a. Vienetas plus 5. 6 daliname iš 2 lygu 3. Radome abu sprendinius. Taigi mūsų šitą kvadratinį trinarį, tai yra x kvadratu minus x minus 6, galime išskaidyti dauginamaisiais. X plus 2, x minus 3.
mūsų turėtą nelygybę x kvadratu minus x minus 6 galime užrašyti kaip x plus 2, x minus 3 daugiau už 0. Dviejų dauginamųjų sandauga yra teigiama, kai abu dauginamieji yra vienodų ženklų. Užrašykime nelygybių sistemomis. X plus 2 yra teigiamas, tuomet ir antras dauginamasis bus teigiamas. Ir užrašykime antrąją nelygybių sistemą, tai yra, jeigu pirmasis dauginamasis bus neigiamas, tuomet antrasis dauginamasis taip pat bus neigiamas. Išspręskime abi nelygybių sistemas. X daugiau už minus 2, x daugiau už 3. Brėžiame skaičių tiesę. Skaičių tiesėje pažymėkime minus 2 ir 3. X didesni už minus 2. X didesni už 3. Taigi turėsime intervalą nuo 3 iki plius begalybės. Nuo 3 iki plius begalybės. Išspręskime antrąją nelygybių sistemą, tai yra x mažiau už minus 2 ir x mažiau už 3. Brėžiame skaičių tiesę. Skaičių tiesėje pažymime mūsų skaičius minus 2 ir 3. X yra mažesni už minus 2, einame į kairę, ir x yra mažesni už 3. Taigi turėsime intervalą nuo minus begalybės iki minus 2. Nuo minus begalybės iki minus 2. Ir užrašome mūsų kvadratinės nelygybės sprendinius. Tai yra atsakymas, du intervalai nuo minus begalybės iki minus 2 ir intervalas nuo 3 iki plius begalybės. Išspręskime antrąją kvadratinę nelygybę. Tai yra 4x kvadratu minus 16 mažiau arba lygu už 0. Pastebėkime, kad kairėje mūsų nelygybės pusę galime išskaidyti dauginamaisiais naudojant kvadratų skirtumo formulę. Tai yra a kvadratu minus b kvadratu yra lygu sandaugai a minus b kart a plus b. 4x kvadratu užrašome 2x kvadratu, vietoj 16 rašome 4 kvadratu mažiau arba lygu 0. Jau galime pritaikyti šią formulę. Tai yra 2x minus 4 kart 2x plus 4 mažiau arba lygu 0. Dviejų dauginamųjų sandauga yra neigiama, kai abu dauginamieji yra skirtingų ženklų. Tai užrašysime nelygybių sistemomis. Tai yra 2x minus 4 daugiau arba lygu už 0, tuomet antrasis dauginamasis 2x plus 4 bus mažiau arba lygu už 0. Arba jeigu pirmasis dauginamasis tai yra 2x minus 4 mažiau arba lygu už 0, tuomet 2x plus 4 daugiau arba lygu už 0. Išspręskime abi nelygybių sistemas. 2x mažiau arba lygu už 4 ir 2x mažiau arba lygu už minus 4. Abi nelygybės pusės padaliname iš 2. Turėsime, kad x yra daugiau arba lygu už 2. Čia taip pat abi nelygybės pusės padaliname iš 2. Gausime, kad x yra mažiau arba lygu už minus 2. Brėžiame skaičių tiesę. Skaičių tiesėje pažymėsime minus 2 ir 2. X didesni arba lygus 2. Einame nuo 2 į dešinę ir x mažesni arba lygus minus 2, einame į kairėją pusę. Matome, kad mūsų duota nelygybių sistema sprendinių neturi.
Tai yra sprendinių nėra. Išspręskime antrąją nelygybių sistemą. Tai būtų 2x mažiau arba lygu už 4. 2x daugiau arba lygu už minus 4. Padaliname abi nelygybės pusės iš 2. X mažiau arba lygu už 2. Ir x daugiau arba lygu už minus 2. Vėl brėžiame skaičių tiesę. Skaičių tiesėje pažymėsime minus 2 ir 2. X mažesni arba lygus 2. Einame nuo 2 į kairėją pusę. Ir x didesni arba lygus minus 2. Einame nuo minus 2 į dešinę. Taigi turėsime intervalą nuo minus 2 iki 2. Taigi mūsų duotos kvadratinės nelygybės sprendinys yra skaičių intervalas nuo minus 2 iki 2. Išspręskime trečiąją nelygybę x kvadratu mažiau arba lygu už minus 7x. Viską susikelkime į vieną pusę, pakeičiam ženklą, mažiau arba lygu už 0. Turėdami nepilnąją kvadratinę nelygybę galime išskaidyti dauginamaisiais, iškildami bendrą dauginamąjį prieš skliaustus. Tai yra x iškelsime prieš skliaustus, skliaustuose lieka x plus 7 mažiau arba lygu už 0. Matome, kad sandauga yra neigiama, o dviejų dauginamųjų sandauga yra neigiama, kai abu dauginamieji yra skirtingų ženklų. Užrašykime nelygybių sistemomis. Jeigu mūsų pirmasis dauginamasis yra teigiamas, tuomet antrasis dauginamasis bus neigiamas. Arba, jeigu mūsų pirmasis dauginamasis yra neigiamas, tuomet antrasis dauginamasis bus teigiamas. Išspręskime abi nelygybių sistemas. X daugiau arba lygu už 0, x mažiau arba lygu už minus 7. Brėžiame skaičių tiesę. Skaičių tiesėje pažymėkime mūsų skaičius. Tai yra minus 7 ir 0. X didesni arba lygus už 0. Einame nuo 0 į dešinę. X mažesni arba lygus minus 7. Tai nuo minus 7 einame į kairę. Matome, kad mūsų nelygybių sistema sprendinių neturi. Taigi sprendinių nėra. Išspręskime antrąją nelygybių sistemą. X mažiau arba lygu už 0 ir x daugiau arba lygu už minus 7. Brėžiame skaičių tiesę. Skaičių tiesėje vėl pažymime minus 7 ir 0. X mažesni arba lygus už 0, nuo 0 einame į kairę. X didesni arba lygus už minus 7, nuo minus 7 einame į dešinę. Taigi šios nelygybių sistemos sprendinys bus intervalas nuo minus 7 iki 0. Taigi mūsų duotos kvadratinės nelygybės sprendinys yra skaičių intervalas nuo minus 7 iki 0, įskaitant minus 7 ir 0.